Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Prasideda 4. vasaros mėnuo, lietus nelyja, saulė šildo, jūra gaivina, gyvenimas Neringoje toliau geras. Nepaisant to, kalendorinį vasaros sezoną vis tiek reikia apibendrinti ir pristatyti rugpjūčio mėnesio svarbiausius įvykius. Eduardo Jonušo gatvė. Tik pradėjus paruošiamuosius darbus, iš karto kilo skandalas dėl planuojamų kirsti 186 medžių. Kertamų medžių vietoje atsiras pėsčiųjų takas į Nidos kempingą, autobusų stovėjimo vietos, o dviračių eismas toliau vyks bendra važiuojamąja dalimi kartu su automobiliais. Bendrai urbanistinė prasme, miesto infrastruktūra ir susisiekimo galimybės bus pagerintos, tačiau visa tai bus daroma žaliųjų zonų ir medžių sąskaita. Ar buvo galima išgelbėti kažkiek daugiau medžių? Taip. Jeigu į projekto rengimo užduotį savivaldybė būtų įrašiusi, jog tikslas yra išsaugoti kuo daugiau medžių, projektuotojai būtų turėję adaptuoti projektą taip, kad pavyzdžiui pėsčiųjų takas vingiuotų palei medžius ir kažkiek jų tikrai būtų galima išsaugoti. Specialistų vertinimu, tinkamai suformavus užduotį, buvo galima išsaugoti nuo 20 iki 30 medžių, kas emociškai tikrai būtų buvę patraukliau. Apskritai, tikrasis architektūros meistriškumas atsiskleidžia tuomet, kai miestai ar gyvenvietės negriauna, o darniai įsilieja į gamtos aplinką. Tai aukščiausias lygis, kai pastatai, viešosios erdvės ir infrastruktūra tampa ne svetimkūnių, o natūralia kraštovaizdžio tąsa. Tam reikia pradėti rengti kokybinius, o ne mažiausios kainos viešosius pirkimus. Esu ne kartą sakęs, kad Neringa, kaip gražiausia Lietuvos vieta, negali būti pigiausių sprendinių kraštas. Vasara praskriejo įspūdingų greičių. Orai nedžiugino, todėl nesidžiaugia ir verslas. Neringa yra gero oro kraštas ir kai orai blogi, veiklos čia rasti sunkiau arba labai ribota. Sugrįšiu prie savo jau nekartą kalbėto uždaro sporto komplekso. Turėdami tokį daiktą, jis būtų absoliučiai pilnai apkrautas būtent vasaros sezono metu. Kai lyja kas 15 minučių, o teniso ir padelio kortų skaičius ribotas, vienintelė garantija pasportuoti yra uždarame sporto centre. Netgi vasariškų orų, kai vidury dienos yra per karšta, o visi vakarai užbukinti dar nuo gegužės mėnesio, uždaras sporto centras būtų pilnutėlis. Šio centro projektavimas vyksta, tačiau nejaučiu, kad tai būtų prioritetas. Uždaras sporto centras, manau, yra daug svarbiau nei dviaukštė stovėjimo aikštelė už 15 milijonų eurų, kuri bus naudojama daugiausiai tik 2 mėnesius ir netgi mažiau. Kalbant apie parkavimą, apmokestinimo sistema atliko savo darbą. Ji vis dar yra tobulintina, nors centre automobilių gerokai sumažėjo, tačiau atsirado kitų problemų, kuomet kiemai tapo išradingai užgrūsti, nemokamas parkavimas prie jūros nuolat pilnas, o Kuršių 2 aikštelė, kuri buvo apmokestinta vasaros viduryje, buvo nuolatos tuščia. Tikriausiai dėl to, kad ją patekti yra labiausiai nepatogu, o joks viešasis transportas ten nestoja. Iš šios aikštelės neuždirbo nei verslas, nei miestas turėjo naudos. Kitiems metams aš ieškočiau būdų, kaip miestui šią aikštelę iš verslo išsinuomoti ir sudaryti galimybę automobilius statyti joje už pačią mažiausią kainą mieste, o gal net apskritai nemokamai. Svertų miestas tam turi. Klausimas, kiek bus noro. Kad jau užsiminiau apie viešąjį transportą, korekcijų matyčiau ir čia. Elektrinis autobusiukas per daug dėmesio nesusilaukė, galbūt dėl to, kad kaina buvo per didelė, o galbūt ir vairuotojas galėjo būti mandagesnis. Pasakysiu taip. Norint užtikrinti tinkamą miesto aptarnavimą, reikėtų bent 3 transporto priemonių ir nebūtinai tokių brangių kaip ši. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Krokuvoje važinėja daugybė elektrinių golfo mašinėlių. Viena tokio kaina apie 15 000 eurų. Kaip palyginimui, dabartinė autobuso kaina yra apie 70 000 eurų, o jo vienu metu važiuoja 3-5 žmonės ir vairuotojas galėtų mūsų vietiniai vežėjai, kurie man patys šią idėją ir pasiūlė. Neringos miestas turi labai daug neišnaudoto potencialo. Nuo visapusiško Agilos centro įveiklinimo iki susisiekimo, miesto priežiūros, išteklių optimizavimo ir projektų vykdymo. Ir tam reikalingas labai didelis darbas.